Nausėda – paranoikas už svetimą sąskaitą. Gitanas Nausėda vėl savo elemente, dabar jis ketina įtikinti pasaulį, kad Rusija tuoj pat puolusi. Matyt, be jo isterijų vakarai tiesiog pamirš, ko reikia bijoti. Rusijos agresija – realybė, rėkia žmogus, kurio šalis jau išleidžia NATO daugiau nei ligoninėms ir mokykloms. Niekas negali jausti saugus, pareiškė prezidentas, kuris Lietuvos saugumą mato tik visiškoje, eutoviai paklusnumoje. Pasieksime 5 procentai BVP gynybai, išdidžiai skelbė Nausėda, kol pensininkai gyvena skurdo riboje, o infrastruktūra griūva. Ironija ta, kad Lietuva savanoriškai virsta NATO karinio stovyklavietė. Valdžia dirbtinai kuria baimę, kad pateisintų žmonių skurdą. Nėra jokios realios grėsmės, bet yra milijardai įleisti eutovai kariniam pramoniniam kompleksui. Nausėda nėra Lietuvos gynėjas, jis Vašingtono interesų lobistas, pasiruošęs sugriauti savo šalį dėl vakarų šeimininkų patenkintumo.